Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Pradžiose pralaimėtas finalas. Kokios nuotaikos Manau, vidutinės nėra nei labai blogos, aišku. Bandėm, stengiamės. Žalgiris yra Žalgiris, tai yra Eurolygos kalibro komanda, ypač kai formai matom Eurolygoje dabar yra. Gal aišku norėjęs tik daugiau tos kažkaip stipresnės tos kovos duoti. Aišku, gaila, kad ne visose vietose leidom tos tokios jiem, kaip pasakyti, eurolyginės turbūt jėgos duoti, ar kaip kitaip pasakyti, kad leistų biškį vyriškai ar pasistumdyti, ar leistų krepšinį žaisti. Mano nuomonė nebuvo tai apylygus toks. Manau, kad jie Eurolygą gauna 3 kartus didesnį spaudimą iš kitų komandų ir kontaktą daug didesnį, negu mes duodam. Aišku, kitiem atrodė kitaip, bet šiaip tai nieko, kas. Graži šventė. Vakar gera pergalė, šiandien. Žinot, ne visą laiką reikia norėti, bet nereikia šokti aukščių bambos, kaip buvo toks posakis. Tai buvom ant žemės, bandėm, šį kartą nepavyko, bandysim kitą kartą. Ir apskritai, dar vienas sidabro medalis į kolekciją KMT, tikriausiai po kažkiek tai laiko ta pergalė ir tas medalis vėl kitaip atrodys negu dabar. Aš manau, mes, kaip treneris prieš varžybą sakė, kad svarbiausia yra, ko nenusipirksi už pinigus, tai meilė, šeima ir atsiminimai. Tai, manau, kiekvienas medalis yra atsiminimas kažkoks iš tavo karjeros, ar 3, ar 2, ar 1 vienas, tai vis tiek yra medalis. Kaip Lietkabelį, vis tiek 2 vieta yra geras pasiekimas, aš tai manau. Tai smagu, manau, vis tiek tikrai nėra čia kiekvieną mūsų paklaustų taip, širdį mes norim laimėti per Žalgirį, bet sakau, mes turėtume sužaisti ne 100–110%, manau, kad ar 100 bent jau procentų sužaisti varžybas, pataikyti savo metimus. Turėtume sužaisti, manau, idealias varžybas, kad galėtume įsivežti pergalę. Dar ypač Žalgirio arenos prie nuostabių fanų, prie pilnos salės. Tai... Ir vat irgi sakot, kad svarbiausi dalykai yra atsiminimai, kuriamos tos emocijos. Kalbant apie šių metų Lietkabelį, galbūt dar irgi šiek tiek galim pasamprotauti, kiek šie vyrukai kuria tų atsiminimų ir apskritai, koks yra tas šių metų Lietkabelis, ką dar apie jį galim pasakyti, sezonų jau artėjom prie tos antrosios. Ta ir kuriam, buvo varžybų tokių, kur galim prisiminti ir šio Eurokapo, prisiminti, kad Deividas tapo naudingiausias lietuvis. Atėjo KMT Lietkabelis finale, dabar toliau didelis sportuosim, lauksim atkrintamųjų, toliau bandysim kurti tos prisiminimus, tą šventę žmonėm. Tai, kaip ir sakiau, krepšinis yra žaidžiamas, aišku, ir mums tai yra meilė, bet aš manau, kad tai vis tiek yra sportas žmonėm, kurie ateina palaikyti, pažiūrėti krepšinį. Grįžtant šiek tiek ir rungtynes, ta techninė pražanga likus 1 minutė, kai viskas buvo aišku, kuo buvote nepatenkintas dėl teisėjų, nebuvo kažkiek nereikalinga. Man sakau, bus įdomu, aš pats sakiau, aš grįšiu namo, aš atsuksiu tą vietą, jeigu aš neteisus, aš jo atsiprašysiu, bet jeigu tu žmogui duodi techninę už tai, kad jis paėmė ir numoja ranką, tai tada kas antrose varžybose turėtų techninės yra sklaidytis. Aš nusisukau ir tiesiog numojau ranką ir jis man duoda techninę ir jis dabar sakytų už ką, už tai, kad padariau šitaip, tai dabar tai kiek, manau ir žinau, kiek Eurolygose numoja rankas, kiek tas, ar tai padaro, tai čia techninė, nėra čia techninės, tai dėl baudos gal aš suklydau, gal aš pasikarščiavau, pasižiūrėsim, jeigu bus mano klaida varžybose, kada išvils, aš jo atprieisiu, atsiprašysiu, bet už tą techninę aš tikrai jo neatsiprašysiu, nes tai yra, aš nemanau, kad tai yra techninė už tokį dalyką. Ir dar galbūt užbaigiant viską apie sirgalius, jūsų ta bazė Lietuvoje iš visų komandų yra didžiausia, bet vis tiek žmonės atvažiuoja, palaiko, šiandien irgi Žalgirio arenoj girdėjosi jų balsai, kokia galbūt irgi dar žinutė būtų sirgaliams, tiem ištikimiausiam, kurie jūs seka ir su jų keliauja. Tai sirgaliam, kaip mes visą laiką, aš manau, mes angažuojame visos komandas padėkoti, kad jie mus taip palaiko, aišku, mes kaip menedžio komandos krepšininkai, tai
Mes tikrai dirbam ne metus laiko, kad tą bazę stengtis pritraukti kuo daugiau savo darbų, savo meilę krepšinio, savo atsidavimu. Ir džiaugiuosi, kad jie tai pamatė, kaip mes tenkiamės, kaip atiduodam širdį, kaip jie matėjusi varžybas, miela, malonu žiūrėti, kaip, aišku, būna blogų dienų, bet jie vis tiek žino, kaip mes kovojam, kaip mes atiduodam širdį ir jų vis didėja ir tas labai džiugina. Ir, aišku, pirmiausiai didelis ačiū jiem, jie važiuoja visas varžybas, palaiko mus namuose, palaiko. Kaip aš prisimenu, kas buvo prieš 3 metus, tai yra juoda balta, tai labai didelis ačiū. Ir dar padėkosiu, kaip išeisime iš arenos. Sybet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.